Aš nemanau, kad yra kažkokia bėda neturėti santykių, kai tau yra 20 plus metų. Visų pirma, aš nesenai netgi atradau, ieškodama labai daug savęs, kas aš esu, apie ką aš esu. Daugelis žmonių net tokio lygio nepasiekia, aplamai nesigilina net į save, kiek aš gilinuos. Ir man iš tikrųjų yra baisu netgi eiti pasimatymus su mano vienmečiais žmonėmis, dėl to, kad jie yra tiesiog nesusipratę, kas jie tokie, nes jie tiesiog neėjo tuo keliu susipratimo. Kitas dalykas, aš ieškau partnerio visam gyvenimui, aš neieškau partnerio vienai nakčiai, 3 savaitėm ar 5 mėnesiam. Tai jeigu aš matau, kad žmogus, su kuriuo aš einu į pasimatymus, nėra mano žmogus ir per laiką man to neparodo, tai aš tiesiog ir nebandau jo pakeisti ar kažkaip, nežinau, užsidėti dievo karūnos ir bandyti jį pakoreguoti pagal tai, kokio man žmogaus reikia. Aš per daug gerbiu kitą žmogų.